Sveiki. Šiame vaizdo įraše noriu Jums pademonstruoti HDF plokščių paruošimo ir gruntavimo procesą. Visą procesą galima suskirstyti į 4 pagrindinius etapus: plokštės paviršiaus ir briaunų paruošimą, praklijavimą, grunto dengimą ir galutinių sluoksnių apdorojimą. Aš naudoju storesnės HDF plokštės, šiuo atveju 6 mm storio. Kas tai yra ir kuo HDF skiriasi nuo MDF? Tiek MDF, tiek HDF gaminamos iš smulkių medienos plaušų, kurie sumaišomi su rišamosiomis medžiagomis ir aukštoje temperatūroje suspaudžiami į vientisą plokštę. Pagrindinis jų skirtumas yra tankis. MDF reiškia Medium Density Fiberboard, vidutinio tankio medienos plaušų plokštė. Ji paprastai yra minkštesnė, poringesnė ir lengviau apdirbama. Dėl mažesnio tankio jos briaunos labiau sugeria gruntą ir drėgną, lengviau apsitrina bei yra labiau mechaniškai pažeidžiamos. HDF reiškia High Density Fiberboard, didelio tankio medienos plaušų plokštė. Iš esmės tai tankesnė ir stipriau suspausta tos pačios medžiagų šeimos plokštė. Ji yra kietesnė, standesnė ir mažiau poringa, o jos paviršius bei briaunos paprastai būna lygesni ir atsparesni pažeidimams. Europos pramonės šaltiniuose HDF netgi apibūdinama kaip didelio tankio MDF rūšis. Tapybos pagrindui HDF dažnai yra tinkamesnė dėl kelių priežasčių. Ji leidžia išgauti labai lygų paviršių, yra tvirta net ir būdama palyginti plona, o jos kraštai mažiau pažeidžiami. Vis dėlto nereikėtų manyti, kad kiekviena HDF plokštė automatiškai yra archyvinis tapybos pagrindas. Skirtingų gamintojų plokštės gali skirtis tankiu, rišamosiomis medžiagomis ir kitais priedais. Todėl prieš gruntavimą plokštę reikia tinkamai paruošti, izoliuoti jos paviršių ir ypač kruopščiai apdoroti pjautas briaunas. Didesnio formato HDF ir MDF plokštėms dažnai reikalingas sutvirtinantis karkasas nugarinėje pusėje. Akrilinis gruntas džiūdamas traukiasi ir suformuoja vientisą polimerinę plėvelę. Keli jos sluoksniai vienoje plokštės pusėje gali sukurti nemažą paviršiaus įtempimą. Todėl nesutvirtinta didesnio formato plokštė gali išsiriesti ar kitaip deformuotis. Kaip paruošti ir priklijuoti tokį karkasą, parodysiu atskirame vaizdo įraše. Prieš praklijuojant ir gruntuojant plokštę, svarbu tinkamai apdoroti jos briaunas bei kampus. Šviežiai pjautos HDF briaunos paprastai būna gana aštrius, o kartais jose lieka smulkių nelygumų ar pakilusių plaušelių. Visiškai aštrus kampas nėra pageidautinas, nes ant jo sunkiau suformuoti tolygų izoliacinės medžiagos ir grunto sluoksnį. Ties tokiu kampu grunto danga gali likti labai plona, greičiau nusitrinti ir būti lengviau pažeidžiama. Be to, aštrūs kampai yra jautresni smūgiams. Net ir nedidelis sutrenkimas gali nuskaldyti gruntą arba pažeisti pačią plokštės briauną. Todėl briaunas ir kampus lengvai suapvalinu švitriniu popieriumi. Iš pradžių naudoju grubesnį, 150 grūdėtumo švitrinį popierių, o vėliau 180 grūdėtumo šlifavimo kempinėlę arba kaladėlę. Čia nereikia formuoti ryškaus užapvalinimo. Pakanka pašalinti aštrų pjūvio kampą ir sukurti labai nedidelį tolygų perėjimą, ant kurio būsimi sluoksniai galėtų patikimai laikytis. Taip pat šiek tiek suapvalinu pačius plokštės kampus. Po šlifavimo būtina kruopščiai pašalinti visas dulkes, ne tik nuo plokštumos, bet ir nuo briaunų bei kampų. Tam naudoju šiek tiek sudrėkintą popierinį rankšluostį. Prieš pereinant prie kito etapo plokštę reikia visiškai išdžiovinti, kad po dulkių valymo neliktų jokių drėgnų vietų. Kai plokštė nušlifuota, nuvalyta ir išdžiovinta, galima imtis kito etapo – praklijavimo arba izoliacinio barjero sudarimo. Praklijavimo
arba izoliavimo sluoksnis atskiria medienos plaušų plokštę nuo vėliau dengiamų akrilinio grunto ir dažų sluoksnių. HDF plokštėje gali būti vandenyje tirpių medžiagų, medienos komponentų, rišiklių ir kitų gamybos metu naudotų priedų. Dengiant vandens pagrindo medžiagas, dalis šių medžiagų gali būti ištraukta iš plokštės ir migruoti į gruntą. Šis reiškinys vadinamas SID – Support Induced Discoloration arba pagrindo sukeltu spalvos pakitimu. Dažniausiai jis pasireiškia gelsvomis ar rusvomis dėmėmis. Vien keli papildomi akrilinio grunto sluoksniai nuo SID patikimai neapsaugo. Todėl prieš gruntavimą verta suformuoti atskirą izoliacinį barjerą. Šiam tikslui naudoju Golden Gloss Medium. Tai skaidrus akrilinis mediumas, kurį pats gamintojas šiuo metu rekomenduoja kaip veiksmingiausia iš savo produktų SID mažinti. Jis taip pat sumažina plokštės įgeriamumą ir suvienodina paviršių prieš dengiant gruntą. Kodėl blizgus gloss, o ne matinis mediumas? Matiniuose mediumuose yra matiškumą suteikiančių kietųjų dalelių, dažniausiai silicio dioksido. Jos išsklaido šviesą ir sukuria matinį, šiek tiek mikrotekstūrinį paviršių. Tuo tarpu gloss medium suformuoja skaidresnę ir vientisesnę akrilinę plėvelę, todėl geriau tinka izoliaciniam barjerui. Šios sluoksnio blizgesys neturi įtakos galutiniai tapybos pagrindo išvaizdai, nes vėliau jis bus visiškai uždengtas gruntu. Mediumą dengiu 2 plonais ir tolygiais sluoksniais. Gamintojas nurodo, kad SID rizikai sumažinti reikėtų 2 arba daugiau sluoksnių. Viename sluoksnyje gali likti labai smulkių tarpelių, nevienodo storio vietų ar teptukų nepakankamai padengtų plotų. Antras sluoksnis uždengia galimus pirmojo netolygumus ir padeda suformuoti vientisesnį izoliacinį barjerą. Galima dengti ir daugiau sluoksnių, tačiau įprastai paruoštai HDF plokštei 2 kruopščiai užtepti sluoksniai yra gamintojų rekomenduojamas minimumas. Kaip ir gruntą, izoliacinius sluoksnius dengiu skirtingomis kryptimis. Pavyzdžiui, pirmą sluoksnį vertikaliai, o kitą horizontaliai. Taip lengviau tolygiai padengti visą paviršių ir sumažinti tikimybę, kad liks nepastebėtų tarpelių. Taip pat labai svarbu kruopščiai padengti plokštės briaunas. Tarp šių sluoksnių paviršiaus nešlifuoju. Šlifavimas gali vietomis suploninti arba pažeisti ką tik suformuotą izoliacinę plėvelę, nes pagrindinė jos paskirtis ir yra sudaryti kuo vientisesnį barjerą. Be to šlifuojant atsirastų dulkių, kurias prieš dengiant kitą sluoksnį vėl reikėtų labai kruopščiai pašalinti. Mechaninio sukibimo čia papildomai kurti nereikia. Kitas akrilinio mediumo sluoksnis, o vėliau ir akrilinis gruntas, gerai sukimba su švariu akriliniu paviršiumi. Šlifuojamas bus tik galutinis grunto sluoksnis, kai formuosiu norimą tapybos pagrindo lygumą. Kiekvieną mediumo sluoksnį reikia palikti visiškai išdžiūti. Plonam sluoksniui normaliomis kambario sąlygomis dažniausiai pakanka kelių valandų, tačiau aš tarp sluoksnių palieku mažiausiai 12 valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, oro drėgmės ir vėdinimo. Antrą sluoksnį dengiu tik tada, kai paviršius yra visiškai skaidrus, nelipnus ir jame nebelieka jokių pieniškų plotų. Po antrojo sluoksnio paviršių taip pat leidžiu gerai išdžiūti, mažiausiai 12 valandų, o prieš pradėdamas gruntuoti dažniausiai palieku jį iki kitos dienos. Kaip Golden Gloss Medium alternatyva gali būti naudojamas Golden GAC 100 arba kitas profesionalus blizgus akrilinis mediumas. Tačiau skirtingų produktų gebėjimas blokuoti SID nėra vienodas. Golden nurodo, kad GAC 100
suteikia bazinę apsaugą nuo SID. Tačiau geresniai apsaugai šiuo metu rekomenduoja Gloss Medium. Egzistuoja ir menininkams skirti PVA pagrindo praklijavimo produktai. Tačiau jie dažniau naudojami audiniui ir popieriui. Buitinių PVA klijų arba galutinio lako šiam tikslui nenaudočiau. Išdžiūvus antram izoliaciniam sluoksniui, tokio paties mediumo vieną ploną sluoksnį užtepiau ir ant kitos plokštės pusės. Tai šiek tiek sumažins pagrindo jautrumą aplinkos drėgmės pokyčiams ir papildomai apsaugos pačią plokštę. Anksčiau galinę pusę dar dengdavau keliais grunto sluoksniais. Teoriškai tai gali šiek tiek sumažinti nevienodą abiejų plokštės pusių reakciją į aplinkos drėgmės pokyčius ir džiūstančių sluoksnių poveikį. Tačiau sakyti, kad keli galinės pusės sluoksniai tiesiogiai kompensuoja visos darbinės pusės grunto sistemos įtempimą, būtų per daug paprasta. Kiek tai praktiškai padeda apsaugoti plokštę nuo deformacijos, vis dar lieka diskutuotinas klausimas. Estetiškai pilnai nugruntuota galinė pusė, žinoma, atrodo tvarkingiau. Tačiau šį kartą apsiribojau vienu izoliaciniu sluoksniu. Dabar galima pereiti prie gruntavimo. Naudoju Liquitex Professional Acrylic Gesso. Tai vandens pagrindo akrilinis gruntas, skirtas paruošti paviršių akriliniai ir aliejiniai tapybai. Jo sudėtyje yra akrilinio rišiklio, balto pigmento ir mineralinių užpildų, kurie suformuoja matinį, šiek tiek dantytą paviršių, prie kurio dažų sluoksnis gali gerai sukibti. Svarbu suprasti, kad akrilinis gesso nėra tas pats, kas tradicinis istorinis gesso, gamintas iš gyvulinių klijų ir kreidos ar gipso. Šiuolaikinis akrilinis gesso yra lankstesnė polimerinė sistema ir būtent todėl plačiai naudojamas ant drobės, medienos plaušų plokščių ir kitų tapybos pagrindų. Liquitex Professional Acrylic Gesso yra gana tirštas ir gerai pigmentuotas. Gamintojas jį rekomenduoja dengti plonais sluoksniais, o naudojant aliejiniai tapybai keliais sluoksniais, kad būtų sukurtas pakankamai izoliuotas ir tolygus paviršius. Mano atveju sluoksnių bus gerokai daugiau. Prieš naudojimą gruntą ramiai išmaišau. Stengiuosi jo stipriai neplakti ir nepurtyti, kad į masę nepatektų daug oro burbuliukų. Ypač ruošiant labai lygų pagrindą, tokie burbuliukai vėliau gali pavirsti mažomis duobutėmis ar kitais nereikalingais paviršiaus defektais. Grunto įsipilu į nedidelį plastikinį indą. Niekada jo nepilu tiesiai ant plokštės. Tokiu būdu sunkiau kontroliuoti kiekį ir paskirstyti gruntą vienodo storio sluoksnių. Kai gruntas yra atskirame inde, galima paimti tik tiek, kiek reikia teptukui ir palaipsniui bei tolygiai jį skirstyti po paviršių. Teptukas nieko ypatingo. Mano atveju tai maždaug 5 cm pločio plokščias vidutinio standumo teptukas. Nebūtina pirkti kažkokio specialaus Artist Grade grunto teptuko. Puikiai gali tikti ir geros kokybės dažymo darbams skirtas plokščias teptukas. Svarbu, kad jis pernelyg nesišertų ir nepaliktų iškrentančių šerių. Galima naudoti ir smulkia grūdį porolono volelį. Volelis palieka visiškai kitokią paviršiaus struktūrą, gana vienodą smulkią tekstūrą. Kai kuriems tapybos būdams tai gali būti labai patogu. Aš pats šiuo atveju naudoju teptuką, nes vėliau vis tiek visą paviršių šlifuosiu. Įprastai dengiu nuo 8 iki 10 plonų grunto sluoksnių. Tai nėra gamintojo reikalavimas. Tai mano pasirinktas darbo metodas, nes galutinis mano tikslas yra labai lygus, beveik visiškai be tekstūros paviršius. Kaip ir izoliacinio sluoksnio atveju, kiekvieno sluoksnio tepimo kryptį keičiu. Vieną sluoksnį tepu vertikaliai, kitą horizontaliai, toliau vėl vertikaliai ir taip kryžmiškai per visą gruntavimo procesą. Toks krypties keitimas padeda palaipsniui užpildyti ankstesnio sluoksnio paliktas teptuko žymes
ir sukurti vienodesnį bendrą grunto kūną. Svarbu ir tai, kad visi sluoksniai būtų gana ploni. 8 ar net 10 plonų sluoksnių yra gerokai geriau negu keli labai stori. Storas akrilinio grunto sluoksnis paviršiuje gali pradėti džiūti greičiau negu jo vidus. Dėl to plėvelė gali formuotis nevienodai, atsirasti susitraukimų, paviršiaus deformacijų ar kitų defektų. Todėl aš neskubu sukurti viso reikalingo storio 1 ar 2 sluoksniais. Kiekvienam sluoksniui leidžiu gerai išdžiūti. Mano darbo režimas labai paprastas. Vienas sluoksnis ryte, kitas vakare. Taigi paprastai tarp sluoksnių praeina maždaug 12 valandų. Tai gerokai ilgesnis laikas negu minimaliai būtinas plonam akrilinio grunto sluoksnį. Gamintojai dažnai leidžia kitą sluoksnį dengti gerokai anksčiau. Tačiau aš niekur neskubu. Todėl papildomas džiovimo laikas man netrukdo. Svarbu prisiminti, kad akrilinio grunto džiovimo laikas labai priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, oro drėgnumo ir ventiliacijos. Nerekomenduoju džiovimo agresyviai spartinti stiprią karšto oro srovę, pavyzdžiui, plaukų džiovintuvu. Esu gavęs ir tokių patarimų. Per greitai ir netolygiai džiovinamas akrilinis sluoksnis gali formuoti nevienodą plėvelę ir padidinti įvairių paviršiaus defektų riziką. Geriausia tiesiog leisti gruntui išdžiūti natūraliai. Tarp grunto sluoksnių aš nešlifuoju. Kai kurie gamintojai ir dailininkai šlifavimą tarp sluoksnių rekomenduoja. Ir tai nėra neteisinga praktika. Tačiau mano darbo metode tam nematau didelės praktinės naudos. Šlifavimas po kiekvieno sluoksnio gerokai prailgintų visą procesą. Susinaudotų daugiau abrazyvo, sukurtų papildomų dulkių, o mano atveju galutinė paviršiaus struktūra vis tiek formuojama tik pačioje pabaigoje. Todėl pirmiausia sukuriu pakankamai storą, vientisą grunto sluoksnių sistemą ir tik tada visą paviršių išlyginu šlifavimu. Kodėl dedu net 8 ar 10 sluoksnių? Pagrindinė priežastis – noriu turėti pakankamą grunto storį galutiniam šlifavimui. Jeigu grunto sluoksnis būtų labai plonas, šlifuojant būtų lengva jį pratrinti ir pasiekti po jo esantį izoliacinį sluoksnį, o blogiausiu atveju net pačios plokštės paviršių. Kai grunto kūnas pakankamai storas, galima šlifuoti drąsiau ir išlyginti ne tik smulkias teptuko žinias, bet ir bendrą paviršiaus mikroreliefą. Pirmuose sluoksniuose dar gana lengva matyti, kuria kryptimi buvo tepamas gruntas – vertikaliai ar horizontaliai. Kai sluoksnių susikaupia daugiau, ankstesnės krypties atsekti praktiškai nebeįmanoma. Todėl po kiekvieno sluoksnio pasižymiu jo numerį ir tepimo kryptį. Tai labai paprastas dalykas, tačiau kai visas procesas trunka kelias dienas, tikrai lengva pamiršti, kuris sluoksnis buvo paskutinis. Paskutinį grunto sluoksnį palieku džiūti gerokai ilgiau. Prie galutinio šlifavimo pereinu ne anksčiau kaip po 24-48 valandų. Per tą laiką akrilinė plėvelė ne tik tampa sausa paviršiuje, bet ir gerokai sutvirtėja. Todėl ją lengviau ir švariau šlifuoti. Svarbu tik nepainioti šio laiko su visišku akrilinės medžiagos išdžiūvimu ar galutiniu polimerinės plėvelės stabilizavimusi. Šie procesai tęsiasi gerokai ilgiau. Po galutinio šlifavimo ir dulkių pašalinimo paruoštą pagrindą taip pat mėgstu palikti dar kuriam laikui ramybėje, prieš pradedant tapyti. Kaip jau minėjau, šiame darbe naudoju Liquitex Professional Acrylic Gesso. Suprantama, tai nėra vienintelė tinkama medžiaga. Yra nemažai gerų profesionalių akrilinių gruntų ir kiekvienas jų gali turėti šiek tiek skirtingą baltumą, įgeriamumą, paviršiaus tekstūrą ir šlifavimo savybės. Netolimoje ateityje pats planuoju išbandyti ir Michael Harding Non-Absorbent Acrylic Primer. Jis įdomus tuo, kad specialiai kuriamas mažiau įgeriantis
aliejiniai tapybai tinkamas paviršius. Tačiau šį kartą nenoriu blaškytis tarp kelių sistemų. Išdžiūvus paskutiniam 10 grunto sluoksniui imuosi galutinio šlifavimo. Tam naudoju 180 grūdėtumų šlifavimo kaladėlę. Galima naudoti ir elektrinį ekscentrinį šlifuoklį su atitinkamu abrazyvu. Tačiau turint mažiau patirties su tokiu įrankiu, kaip mano atveju, saugiau ir lengviau kontroliuoti procesą šlifuojant rankomis. Nerekomenduoju šlifuoti tiesiog laisvų švitrinio popieriaus lapų laikomų plaštaką. Pirštai ir delnas paviršių spaudžia nevienodai, todėl kai kuriuose vietose grunto galima nuimti daugiau, kitose mažiau. Ypač ruošiant labai lygų standų pagrindą, taip galima netyčia suformuoti nežymės daubutes ar bangavimą. Šlifavimo kaladėlė spaudimą paskirsto gerokai tolygiau ir padeda išlaikyti plokščią paviršiaus geometriją. Liquitex Professional Acrylic Gesso yra akrilinės dispersijos gruntas, todėl išdžiūvęs jo sluoksnis išlieka šiek tiek elastingas. Šlifuojant dideliu greičiu susidarantį šilumą gali minkštinti akrilinį ryšiklį. Dėl to gruntas gali pradėti veltis, o abrazyvas greičiau užsikimšti. Todėl man labiau patinka lėtas ir kontroliuojamas rankinis šlifavimas. Šlifuoju stipriai nespausdamas, lengvais įstrižais ir sukamaisiais judesiais. Šiame etape skubėti nereikia. Dabar galutinai formuojamas darbinis plokštės paviršius. Šlifuojant primiktinai rekomenduoju dėvėti apsauginę kaukę arba respiratorių. Smulkių gruntų, o galimai ir pačios plokštės dulkių, tikrai nėra reikalo kvėpuoti. Didesnį kiekį plokščių geriausia šlifuoti gerai vėdinamoje vietoje arba lauke. Nepoliruoju grunto paviršiaus iki visiško, beveik stiklinio glotnumo, nors techniškai tai įmanoma. Nežymus paviršiaus nelygumai mano tapybos technikai visiškai netrukdo. Svarbiausia, kad neliktų ryškių ir aštrių gruntavimo teptuko šerių paliktų žymių. Jeigu planuojama tapyti storesniais dažų sluoksniais, paviršių galima šlifuoti dar mažiau ir netgi sąmoningai palikti nedidelę grunto tekstūrą. Jeigu jums įdomu ir naudinga tai, ką rodau savo kukliuose video, kviečiu prenumeruoti kanalą, komentuoti ir jeigu video patiko, tai pažymėti. Tai labai padeda kanalui augti ir YouTube algoritmams parodyti turinį platesniai auditorijai. Taip pat visada laukiu jūsų klausimų, pasiūlymų ir pasidalinimų savo patirtimi. Pabaigoje norėčiau dar kartą pabrėžti vieną dalyką. Dirbant iš karto su didesniu plokščių kiekiu, labai lengva pradėti skubėti ir visą procesą paversti savotišku konvejeriu. Tačiau kiekvieną plokštę reikėtų apdoroti, izoliuoti, gruntuoti ir šlifuoti taip, lyg ji būtų vienintelė. Juk vėliau ji taps pagrindu jūsų unikaliam kūriniui. O nuo tinkamai paruošto pagrindo nemaža dalimi priklauso ir tai, kaip tas kūrinys išsilaikys ateityje. Trumpai apibendrinant, rinkitės stabilų ir tinkamą pagrindą. Kruopščiai paruoškite jo paviršių ir briaunas. Medienos plaušų plokštę tinkamai izoliuokite nuo grunto sluoksnio. Geriau denkite daugiau plonų sluoksnių, negu kelis labai storus. Leiskite kiekvienam sluoksniui gerai išdžiūti ir neskubinkite proceso. Galutinį paviršių formuokite šlifuodami ramiai ir kontroliuojamai. Ir svarbiausia, pagrindo paruošimui skirkite tiek pat dėmesio, kiek vėliau skirsite pačiam paveikslui. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.